Sveiki, mėly žiūrovai, mes ir vėl čia, Europos komisijos namuose. Šiandien neeilinė laida. Į klausimą, kas naujo Europoje, man padės atsakyti ne kas kita, o pati Dovilė Fulmanavičiūtė. Labas, Pauliau, labas visiems. Ačiū, kad pakvietėte į savo namus. Man visada labai malonu kalbėti apie Europą ir jos vertybės. Na, tai nieko nelaukime ir šokime į naujienų traukinį. Šiandien laidoje aptarsime, kas pasikeitė nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Prisiminsime Europos istoriją ir kodėl būtent gegužės 9-ąją švenčiame Europos dieną. Patarsim, kaip jūs galite dalyvauti laikomiausiame egzamine Lietuvoje, nesijaudinkit, atsakymų neduosim niekam. Apžvelgsime, kaip veikia Europos parlamento rinkimai, kurie mūsų laukia jau birželio 9-ąją ir kaip atrodys viskas po jų. Bei galiausiai aptarsime, kokie buvo šios Europos komisijos prioritetai, kas gero įvyko per paskutinę kadenciją, bei su kokiais reikalais susidurs sekanti komisija. Ar žinojote, kad šiemet sukanka lygiai 20 metų, kai Lietuva tapo ES nare? Atrodo, mes tokie jauni, visas pasaulis dar prieš akis, tačiau kai rimčiau pasižiūri, kas buvo padaryta nuo 2004 gegužės 1-osios, supranti, kad daug vandens nutekėjo. Per tuos 20 mečius ne tik mes užaugom, bet ir pati Lietuva ūgtelėjo tikrai nemažai. Na tai dabar, kaip vaikystėje prie durų staktos matuodavom savo ūgį, pamatuokim ir pažiūrėkim, kaipgi paaugo Lietuva. Pasak Eurostato, mūsų šalies bendrasis vidaus produktas išaugo beveik 4 kartus, o vidutinis darbo užmokestis tiek valgė, kad augo net daugiau nei 4 kartus. Man regis, aš pats nuo 2004 tiek pat padidėjau, bet be abejo reikšmingi pokyčiai įvyko ne tik ekonomikoje. Narystė ES suteikė mūsų piliečiams galimybę dalyvauti tokiuose programuose kaip Erasmus+, stažuotis, savanoriauti ir įgyti tarptautinės patirties. Pauliau, gal pačiam teko sudalyvauti? Ne, dėja, praleidau šią galimybę, bet visi aplinkui tik pasakojo, kaip pusę metų Prancūzijoje, Italijoje ar Ispanijoje prakeliavo. Turiu omeny, prastudijavo. Na, kas daugiau pastudijavo, kas daugiau pakeliavo, visumoje tai tikrai vertinga patirtis. Taip pat verta pasidžiaugti, kad Lietuva dabar yra viena pirmaujančių ES valstybių pagal atsinaujinančių energijos išteklių dalį. O ką jau kalbėti apie kultūrą, meną ir turizmą, kiek daug bendrų projektų ir naujų festivalių užgimė dėka ES paramos. Galime prisiminti net tą kartą, kai Kaunas buvo kultūros sostinė. Kokią šventę apturėjom. O svarbiausia, kad nusikalstamumas Lietuvoje per šios 20 metų sumažėjo perpus. Tačiau nepaisant akivaizdžios pažangos vis dar turime kur pasitemti, ypač kalbant apie socialinę lygybę, sveikatos apsaugą ir kitas sritis. O kaip manai, kodėl Lietuvai taip gerai sekėsi palyginus su kitomis Baltijos šalimis? Vienas pagrindinių sėkmės veiksnių - Lietuvos žmonės. Gali tai nuskambėti kiek nuvalkiotai, bet tai yra visiška tiesa. Laikui bėgant mes darėmės vis europietiškesni. Mūsų pasikeitęs požiūris į gyvenimo kokybę, net emigraciją pavertė imigraciją. O viską galima rezimuoti Eurobarometru. 2004 metais tik 4 iš 10 Lietuvos gyventojų sakė esantys patenkinti gyvenimu. O dabar taip sako net 8 iš 10. Kartu su ES išgyvenom ir finansų krizę, euro įvedimą ir tą pačią pandemiją. Buvo visko, bet kartu su ES atrodo galime įveikti ir pačius didžiausius iššūkius. Iš tiesų, labai įdomu, kokių iššūkių atneš sekantys 20 metų. Vis dėlto apsisprendimas stoti į ES buvo vienas geriausių sprendimų mūsų šalies istorijoje. Ilgai laukta diena jau ne už kalnų. Gegužės 9-oji Europos diena. O kodėl būtent šią dieną ją minime? Nes būtent tada, 1950-aisiais, Roberas Šumanas pateikė deklaraciją, kurioje buvo siūloma įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją tam, kad karas tarp Europos valstybių būtų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir materialiai neįmanomas. Taigi, sostinėje ES gimtadienio proga vyks tikrai įspūdinga šventė. Įsivaizduok, Vilniaus gatvė visai dienai taps Europos gatve. O tai kaip čia taip? Jei tą dieną Vilniaus gatvės biurose dirbantys žmonės norėtų užsakyti maisto, tai turėtų užsisakyti į Europos gatvę? Na, jei taip, tai geriausiu atveju turbūt maistą nuvežtų į Europos prekybos centrą. Tačiau be maisto tikrai neliktų. Jei ir tik simboliškai pavadinti, Europos gatvės restoranai kvies visus vaišintis gardumynais iš specialiai Europos dienai sukurto meniu. Tada tikrai nepraeisiu pro šalį, ko neparagavęs. O ragauti tikrai galima bus daug. Net 20 tortų. Jie simbolizuos tuos 20 Lietuvos narystės ES metų. Jei dar norėsi išbandyti savo žinias, galėsi sudalyvauti linksmo Europos egzamino žaidime ir net laimėti prizų.
Kas nori dalyvauti nuo pat pradžių, šventė prasidės iškilmingu Europos gatvės lentelės atidengimu ir ES vėliavos pakelimu Lukiškių aikštėje. Ten pat pagerbsime metų europiečius. Pasiruoškite atnaujinti įžadus, nes tie tortai nebereikalo primena vestuvių nuotaiką. Šioje gatvėje vyks teatralizuotos Lietuvos ir ES jungtuvių metinės, paradas, koncertai, o vakare net specialus filmo karta.eu seansas po žvaigždėmis. Panašių renginių vyks visose Lietuvos miestuose. Žmonės galės rasti informacijos apie juos europosdiena.lt svetainėje. Ateikit, nes kitaip mes su šiuo visus skanėstus suvalgysim be jūsų. Parašykite komentaruose, koks tortas skaniausias jums ir kas ten žino, gal jis pasirodys Europos gatvėje. Pasimatykim gegužės 9-ąją. Na, Pauliau, prisipažink, ar esi laikęs Europos egzaminą? Kiekvienais metais laikau. Aha, tai tada atsakyk man vieną iš treniruočių klausimų. Gal galiu, ne? ES reguliuoja tarptinklinio ryšio mokesčius. Kiek moki už skambutį, jei skambini draugui į Lietuvą, pats būdamas išvykęs atostogų į Italiją? Tai įprastiniai tarifai. Teisingai. Bet klausyk, kaip man mokykloje nepatikdavo matematikos kontroliniai? Man labiausiai mokykloje nepatikdavo valgyklos maistas, bet kiek girdėjau, tas Europos egzaminas nėra jau toks baisus patikrinimas. Europos egzaminas tai linksma ir įdomi viktorina apie ES skirtą Europos dienai paminėti. Tai čia gaunasi, kad egzaminas skirtas ne tik moksleiviams ar studentams? Dalyvauti gali visi norintys, nesvarbu ar esi moksleivis ar jau seniausiai baigęs mokyklą. Tiesa, linksmintis po egzamino, kaip ir priklauso, greičiausiai tikrai teks, nes šių metų šūkis išspręsk, o tada švęsk. Tai čia turime galvoje švęsk Europos dieną ar Lietuvos narystės 20. Skamba intriguojančiai, o tai kaip vyksta pats egzaminas? Viskas vyksta labai paprastai. Europos egzaminas vyks internetu gegužės 9 dieną. Tau reikės prisijungti prie specialios platformos ir atsakyti klausimus. Kokios temos bus įtrauktos į egzaminą? Šių metų klausimai bus apie ES veikimą, istoriją, jaunimo galimybės ES ir dalyvavimą demokratinėme gyvenime. Bet taip pat neišvengsime klausimų apie aktualijas, ES solidarumą su Ukraina, žalius ir skaitmeninius dalykus. Gal ir reikėtų sudalyvauti, o gal dar ir prizą laimėsiu, kas žino? Aš žinau. Viena masiškiausiai laikiusi mokykla ir kita burtų kelių išrinkta svečiuose sulauks mūsų olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės ir dainininko Free Finga apsilankimo. Eik tu savo, jau reikia žymėtis kalendorių tabalių, aš matau. Ne veltui šių metų šūkis išspręsk, o tada švęsk. Ne mūsų Seimas, ne mūsų prezidentas. Tai kogi čia mums apskritai reikia balsuoti? Europos parlamento rinkimai yra labai svarbus, nes tai mūsų galimybė pareikšti savo nuomonę ir prisidėti prie sprendimų priėmimo visoje Europoje. Europos parlamentas yra viena iš 3 pagrindinių ES institucijų. Pasitikrinkim, kuo jis skiriasi nuo Europos komisijos ar ES tarybos. Europos parlamentas vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, jos nariai atstovauja ES piliečių interesams. Parlamentas kartu su ES taryba priima teisės aktus, tvirtina biudžetą ir kontroliuoja, kaip leidžiami mūsų pinigai. Todėl, gerbėmieji, parlamentas turi nemažai galių. Jo rinkimai vyks birželio 6-9 dienomis visose ES šalise. Kiekviena šalis renka nustatytą skaičių europarlamentarų priklausomai nuo savo gyventojų skaičiaus. Po rinkimų išrinktieji europarlamentarai dažniausiai jungiasi į frakcijas pagal savo politinės pažiūras. Tada vyksta pirmoji sesija, kurioje naujasis parlamentas išsirenka savo pirmininką. Kitoje sesijoje parlamentas renka Europos komisijos pirmininką, o vėliau tvirtina visą komisijos narių sudėtį. Nepražiopsokit rinkimų, užsidėkit priminimą savo kalendoriuose, o jei norit jau tikrai nepalikti jokių šansų, kad pamiršit, eikit į together.eu puslapį, kuriame užsiregistravus gausite net oficialų priminimą. Nuo jūsų balsų priklauso, kas vadovaus Europos komisijai ir kaip visa Europa gyvens artimiausiais laikais. Kadangi po Europos parlamento rinkimų Europos vadovai patvirtins strateginius prioritetus, o naujai skiriama Europos komisija juos įgyvendins, belaukiant šitų pasikeitimų yra gera proga įvertinti, ką nuveikė dabartinė Europos komisija per savo 5 metų kadenciją. Nepaisant įvairių krizių, kurias įveikėme drauge, su Ursula von der Leyen priešakyje nuo 2019 metų pavyko nuveikti tikrai nemažai. Vienas svarbiausių prioritetų buvo Europos žalesis kursas, perėjimas prie tvarios ir klimatui neutralios ekonomikos. Jo tikslas, kad iki 2050 metų Europos poveikis klimatui būtų visiškai neutralus. Turbūt vienas ambicingiausių mūsų kada nors išsikeltų tikslų. Pauliau, kai jau būsim 26 metais labiau patyrę, kokį tikslą norėtum būti įvykdęs iki 2050-ųjų? Mano tikslas iki 2050-ųjų būtų nieko nedirbti, gyventi prie vandenyno ir gerti kokteilius. Tai aš prisijungsiu. Tai susitiksim 2050-ais, gal padarysim specialią laidą mūsų tikslų apžvalgai nuo to vandenyno. Sutarta, bet ką jau čia apie mus? Grįžkim prie Europos komisijos pasiekimų apžvalgos. Kitas prioritetas
prioritetas buvo susijęs su skaitmeninė mūsų žemyno transformacija. Šiandien Europoje turime matyti griežčiausias pasaulyje duomenų apsaugos taisyklės, pirmą pasaulyje skaitmeninių platformų ir dirbtinio intelekto reguliavimą. Nereikėtų pamiršti ir tokių iššūkių kaip COVID-19 pandemija ar karas Ukrainoje, kuriuos netikėtai teko spręsti šiai komisijai. Čia irgi buvo nemažai pirmų kartų. Europoje sukurta bendra vakcinų įsigijimo sistema ir priimtas ekonomikos gaivinimo paketas Next Generation EU. O prasidėjus karui Ukrainoje, ES parodė vienybę, skirdama didžiulę finansinę, humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Atrodo, kad dabartinė komisija tikrai turėjo iššūkių. Įdomu, su kokiais uždaviniais teks susidurti naujai komisijai po rinkimų. Neabejotinai laukia nemažai darbų. Tai yra tęsti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, stiprinti ES vaidmenį pasaulyje bei saugumą ir užtikrinti ekonomikos atsigavimą po pandemijos. Tikiuosi, kad Europa ir toliau judės mums visiems teisinga linkme. Mėly žiūrovai, pamatėte naujausią Kas naujo Europoje laidą. Ačiū, kad žiūrėjot, komentavo, dalinotės ir žinoma, spaudėt patinka. Nors laida baigėsi, tikimės, kad nuo šiol patys klausite, kas naujo Europoje. Domėsitės naujienomis ir dalyvausite Europos aktualijose. O kur tikrai lauksim dalyvaujant, tai gegužės 9-ąją Europos egzamine. Nesakome ate, o sakome iki, nes jau ne už kalnų galėsim pasimatyti visi Europos gatvėje. Ta pačia gegužės 9-ąją mes su Paulium valgom jau 3-7-ąją to torto. Gerai, nebesirimuoja. Na, o tada truputuką galėsime atsipūsti Dovilę ir birželį keliauti balsuoti. Ačiū ir iki. Ką turim? Kas viskas? Kur reikia eiti?